nes kažkaip, kai jį apsirengi, tai tokia grinai labai plona medžiaga atrodo. Atrodo, visi laukiam tų švenčių, o kai jos praeina, tai toks biškį liūdesėlis gal viduje yra. Pradėkim nuo megztinio, tai va toks paprastas pilkas megztukas. Sveiki visi, šiandien sumaniau nueiti Humaną, nes iš tikrųjų Humanoje nebuvau maždaug 3 mėnesius, tai kai filmavau tą paskutinį video jums apie Humaną, tai va nuo to laiko ir nebuvau. Aš ten nuėjus, šiandien kaip tik yra prekės po 1 eurą, tai labai įdomu, ką būtų galima ten rasti. Taip pat mano tikslas būtų gal tiesiog susirasti 2, 3 ar ten 4 derinukus ten viršų ir apačią ir tiesiog už 2 eurus apsipirkti. Tai labai įdomu šiaip, ką gero dar bus galima rasti, nes iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis, kai dabar yra sausio 2. Tai nežinau, ar bus kaip tik viskas išpirkta, kai čia ilgieji visokie savaitgaliai, ar nebus. Užeisiu į 2 Humanas ir pasižiūrėsiu, kas ten gero ir jums parodysiu. Ir šiaip dar kol einu, kad nebūtų nuobodu eit, nes dar ir sninga, tai šiaip nelabai malonu, nes ir toks vėjukas yra. Nu, tai norisi gal, kad laikas greičiau kitas Humanas praeitų. Tai šiaip kaip jūsų naujieji metai praėjo, mano tokie visada labai ramiai. Tiesiog su Arminu pabuvom namuose, išėjome lauką ferverkų pasižiūrėti. Kažkaip šiemet ypatingai labai gerai matėsi, nes nei rūko, nei nieko nebuvo. Tai man iš tikrųjų patiko ir dabar varau per perėją, tai biškį dairysiuosi, kad kažkas nenutrenktų manęs. Tai iš tikrųjų patiko, nes taip ir ramiai, kaip ir visuomet, bet labai smagi, bet šiaip labai keista, kad tos šventės baigėsi, nes kažkaip atrodo visi laukiam tų švenčių, o kai jos praeina, tai toks biškį liūdesėlis gal viduje yra ir labai sunku šiaip į tą visą rutiną grįžti, nes kažkaip sunku prisiversti save, na, bet reikia kibti ir eiti ten link savo tikslų ir į darbus ir panašiai. Bet manau, čia daugelį žmonių tas pats yra, kad po tų švenčių labai sunku prisiversti ten viską grįžti ir taip toliau. Bet man atrodo kažkaip, kad labai daug žmonių pasiėmė tą laisvą ilgąjį savaitgalį ir aprasojau nuo šalčio ir garų. Na, akiniai aprasojau nuo šalčio ir garų. Tai kur aš čia baigiau, tai manau, kad labai daug kas tą ilgąjį vėl savaitgalį pasiėmė ir pasimėgauja. Dar dėja, ne visi tokią galimybę turi ir šiandien tą vieną dieną reikia kažkaip atidirbti. Šiaip nežinau, kiek manęs girdisi, nes vėjas, sniegas ir nesinori labai daug priplepėti, jeigu nesigirdi. Pagaliau pasiekiau ir savo pirmąją Humaną, tai kai matot, labai visur šlapia, nes tikrai labai visur sninga. Išsirinkau belenkiek iš tikrųjų megztinių, gal net 5, tai labai įdomu, kiek man iš jų tiks. Ir 3, man atrodo, dar 4 kelnes. Tai nieko nelaukiu ir skubu matuotis. Pirmas megztukas buvo toks irgi kaip ir kreminės spalvos. Visai nieko pasirodė, bet jisai irgi šiek tiek tokios plonesnės medžiagos, nors atrodė, kad ganėtinai storas yra ir kad bus šiltas, bet tikriausiai jisai yra išnešiotas. Dar bandžiau kažkaip susikišti ir pasižiūrėti, ar man jisai patinka ar ne, bet šiaip, neprilipo, nesijaučiau aš gerai su šituo megztiniu, tai ir palikau aš jį. Antro megztinio spalva tiesiog pakerėjo mane, nes aš daug rožinių rūbų neturiu, bet kažkaip norisi vieną kitą į savo spintą įsidėtą rožinį rūbą, kad turėti kaip norisi ryškiau apsirengti. Bet kažkaip šito megztinio dydis M buvo, bet kažkaip vis tiek man jisai buvo kažkoks per siauras ir nesijaučiau gerai su juo. Šitas, kai aš sakau, zebro megztinis man patiko, bet dėja buvo su kažkokia dėme, tai nežinau, man dėmėti rūbai kažkaip, kad ir išsiskalbtų, bet kažkaip nelimpa jie ir nesinori man jų pirkti ir palikau aš jį. Šitas visai smagus toks buvo su burbuliukais, nes man visai patinka tokie megztukai ir apskritai, ką nusipirkau ir įsigijau, tai jau parodysiu namuose. Nes nesinori man čia visko dabar išpasakot, ką pasiėmiau. Taip pat va toks pilkas megztukas, tai irgi jisai patiko ir buvo tikrai fainas ir prie kūno labai gerai jautėsi.
šitą megztinį tikrai galiu iškart pasakyti, kad palikau ir nepirkau, nes man tos spalvos kažkaip atrodo išmušė mane ir nepatiko, nors norėjusi kažko tokio dryžuoto turėti savo spintui, bet kažkaip nežinau, nelipo man jisai ir atrodo tikrai, kad netiko. Čia labai nesimato tokios juodos kelnės, bet labai sunku parodyti juodą spalvą, nes labai prastas apšvietimas, bet aš jas palikau tiesiog kabėti humanai, gal kažkam kitam tiks, nes man jos biški buvo per aptemptos. Tokie tamsiai mėlyni džinsai, gražiai žiūrėjosi ir tikrai tokie patogus jie yra. Čia jau pasiekiau kitą humaną ir vėl aš esu labai susivėlus, kaip ir matot, nes žiauriai pūsto. Antroji humanai išsirinkau tokį megztuką, čia irgi ne tai, kad kreminės spalvos, net nežinau kaip šitą spalvą įvardinti, tiesiog toks šviesus megztukas. Taip pat tokia palaidinė, aš anksčiau tokias palaidinės labai mėgdavau, kurios yra aptemptos, bet paskutiniu metu man kažkaip aptempti labai rūbai ir ypač viršus labai nepatinka, nors buvo jinai ir šilta tokia, tai kaip megztukas palaidinė, bet kažkaip nežinau, vis tiek nelipo. Žalias megztukas, šiaip visai nieko atrodė, bet labai jau sunku per kaklą jį apsirengti buvo, tai irgi visą susivėliau, reikėjo net persirengti, nes nesinorėjau filmuotis jau visai suveltai. Vėl rožinis megztukas, bet irgi šitas nuvylė, nes kažkaip kai jį apsirengi, tai tokia grinai labai plona medžiaga atrodo ir ne kaip megztuko, bet irgi tikriausiai jisai labai išnešiotas buvo, tai šitą palikau, nes nepatiko. Tokie tada šviesi mėlyni džinsai, bet jie yra labai žemo liemens, ar kaip čia įvardinti, tai irgi palikau aš juos, nes nežinau, kažkaip labai nepatogiai jutausi aš su tais džinsais, nes aš pripratus prie aukštesnio liemens, tai man kažkaip, nežinau, net nesmagu juos nešiuoti atrodo būtų. Grįžau namo, tai kaip ir minėjau, kad buvo tikslas aplankyti 2 humanas, tai 2 ir aplankiau. Šiaip gavau 3 derinukus, nes ir norėjau, nes gal toks ir kaip ir tikslas buvo atrasti viršų apačią kokius 2-3 ten variantus, kad tiesiog, kad ir stengiuosi, kad kuo daugiau derėtų jie tarpusavį, nors faktas, kaip humanai tai sunku rasti, kad jau labai jau Max patinka, juolab, kai šiandien prekės buvo tik po 1 eurą, bet manau, kai derinukas už 2 eurus, tai tikrai labai normaliai ir gerai pavyko. Ir šiaip labai norėjau lauke dar kažką pafilmuoti, bet sninga tai belenkaip. Iš tikrųjų labai faina tas sniegas iš vienos pusės, nes ir šviesiau lauke, ir taip, nežinau, net kalėdiškai, nors jau po kalėdų, tai iš tikrųjų galėjo anksčiau šiek tiek prisnigti. Bet naujieji metai su sniegu jau galima sakyti buvo. Tai aš jau kitą temą šoktelėjau, o grįžtant prie ir šito video esmės, dabar lėkiu jums parodyti tuos 3 derinukus ir dar porą rūbų nusipirkau ekstra, tai juos tiesiog tai parodysiu, tai žodžiu, lėkiam pasižiūrėti, ką aš čia radau. Tai žodžiu, grįžau su tokiais 2 maišais, tai vienas maišas tai tikrai ganėtinai didelis, kitas mažesnis. Tai gal pradėsiu rodyti nederinius, o tiesiog tas 2 prekes ekstra, kur gavau. Pirma prekė tiesiog toks paprastas džempakas, kai už eurą tikrai labai, manau, fainas ir geras. Iš tikrųjų, aš ėmiau iš vyrų skyrius. Tiesiog mano tikslas nešiot po namus, kad būtų ką apsirengti. Realiai toks šviesiai rudas džemperis su kapišonu. Ir kita prekė, taip pat džemperis, tai čia toks tamsiai mėlynas, realiai jie atrodo identiški, tiesiog spalvos skiriasi, tai irgi taip pat euras kainavo, kaip ir visas šiandienos prekės, irgi su kapišonu. Realiai sakau, jisai identiškas, tai irgi po namus bus labai gerai užsidėti. Pirmas derinukas tai toks, šiaip tikrai visi deriniai bus paprasti, kaip aš ir mėgstu, ypač tokie megztukai man labai visokie patinka. Pradėkim nuo megztinio, tai va toks paprastas pilkas megztukas. Iš tikrųjų, nelabai ką turiu apie jį pasakyti, nes jis tiesiog labai šiltas, fainas ir tikrai žiemos periodų tokie megztukai susinešioja, tai nežinau, iš tikrųjų labai smagus prie kūno, va taip tokia šiluma jaučiasi. Ir tokie džinsai. Iš tikrųjų, aš labai nešiau tokius platėjančius džinsus, o šitie kaip tik yra labiau aptempti, tik tais galai, nežinau kiek čia matosi, bet tiesiog galai tokie platėjantis. Tai norėjau, nežinau, prisimint gal senus laikus, kai labiau tokius aptemptus rūbus nešiojau, tai kai už eurą, tai nusprendžiau pabandyti. Nežinau net ką papasakot apie juos, tiesiog tamsiai mėlynos spalvos džinsai. Man tai kažkaip, kai už 2 eurus visas derinukas, tai sakyčiau visai gal pavykęs. Taip ganėtinai jaukiai su juo jaučiuosi.
Tai manau, nežinau, kažkur šiaip į miestą į darbą tikrai susinešios tokie. Antras derinukas tai irgi realiai megztinis ir džinsai. Tai šitas megztinis iš tikrųjų kuo mane sužavėjo, kad jisai yra su tokiais taškiukais ir man šiaip labiausiai gal ir patinka megztinių spalva pilka, kažkaip nežinau, ne juoda, bet kažkoks akcentukas spalvos, ar kaip čia pasakyti, nes ryškiai iš tikrųjų žiemos periodu mažiau nešioju ryškias spalvas. Man patiko, nes jisai ir va čia toks kaip ir platesnis va, ir čia su tokiais, nežinau kaip jie čia šitie vadinasi, bet tiesiog tokie gyvatukai, tai man kažkaip patiko, nes irgi toks visai jaukus, šiaip tas kitas megztinis daug maloniau prie kūno atrodo, neatrodo jaučiasi, bet šitas irgi toks visai nieko. Ir tokie juodi džinsai, šitie taip pat aptempti ir net galai va tokie irgi realiai nėra maks aptempti, bet irgi tokie labiau gal tiesaus kirpimo ir šiek tiek jie yra trumpinti, tai reikėtų arba ilgesnės kojinės su ilgesniais batais varyti, arba šį pavasarą tai tikrai gal gražiai visai atrodytų, tai irgi tokie realiai jie ne juodi, bet gal tamsiai tokie kaip ir asfalto spalvos. Nežinau, iš tikrųjų, man jie irgi tokie visai faini pasirodė. Dabar matau, kad čia kažkoks kleckas yra, bet tikiuosi, kad išsiplaus. Ir nežinau, toks paprastas, šiaip galima gal ir kažkaip va taip susikiš, kad neatrodytų va čia kažkaip labai plačiai. Gal nuo derinukų šiek tiek labiau patenkinta su šituo mažiu, bet irgi tikrai, už 2 eurus pilnas outfitas, ne pilnas, bet realiai, viršus apačia, tai tikrai, manau, apsimoka. Na ir paskutinis, trečias derinys, tai šitas šiek tiek ryškesnis ir gal labiau vasarai toks. Tokie marškinukai, realiai savo maikę čia pasirinkau papačią, nes jie, persišviečia, tai reikėtų tiesiog, ne geltonos, bet gal kokios baltos. Šiaip man tas spalva žiauriai patiko ir nežinau, man atrodo, kad jie yra lininiai, nes tokia labai panaši medžiaga, bet faktas aš tų medžiagų nelabai skiriu. Tai nežinau, man realiai jie gražus, galima vartai visai susirišti, faktas jie dabar susiglamdžia. Bet nežinau, vasarai man kažkaip toks stilius patinka prie šortų, prie paprastų kelnių tiesiog, kai irgi norisi vakare išeiti, bet yra ganėtinai šilta, bet norisi kažką užsimest, tai nežinau, kažkas tokio gal ir visai nieko būtų. Ir tokios kelnės, šitos kelnės irgi grinai yra tokios, kokias aš mėgstu, tai iš tikrųjų čia yra maks geras atradimas. Jos, man atrodo, šiaip iš Zaros yra, tai irgi platėjančios, bet realiai nuo kelių galima sakyti, jos jau platėja, kas man žiauriai patinka, nes čia grinai yra mano dalykas. Tai jos atrodo taip šiaip gerai, kad galima įsiverti diržą, nes būčiau nepirkus, kad diržų būtent negalima įsiverti, nes su manim yra taip, kad mano liemuo yra plonas palyginus su klubais, tai aš per klubus būnu į rūbus, į kelnes tai yra netelpa, o per liemenį man būna laisva, o čia per klubus idealiai viskas yra, bet per liemenį tos vietos yra, tai tikrai reikėtų diržo. Žodžiu, aš ir gal su šituo outfitu jaučiuosi labiausiai, aš tiesiog sakau, reikėtų čia maikę pakeisti ir taip toliau, bet netgi ir taip susirišus prie šitų pačių kelnių būtų tikrai galima varyti. Tai tokie mano tie pirkiniai iš Humanos. Iš tikrųjų, tikrai ganėtinai jaučiuosi patenkinta, tik kiek aš išleidau 8 eurus už 8 rūbus, ta prasme tikrai labai geras apsipirkimas, nes aš iš tikrųjų labai jau senai buvau Humanai, taip ir kad kažką rasčiau, tai kaip ir minėjau, maždaug prieš 3 mėnesius buvau Humanose, irgi tarp tų pačių 2. Bet nieko neradau, nes kažkaip aš labai apgalvoju, ką per kur aš noriu, kad aš tuos rūbus nešiočiau, ne taip, kad jie galėtų spintai. Tai aš apgalvoju, gal aš kažkas į darbą eisiu po namus ir taip toliau, o jeigu aš tiesiog nusipirksiu ir nenešiuosiu, tai kam to reikia. Ir nesvarbu kartais, kad būna po eurą, bet jeigu aš, nežinau, tarp tų rūbų nesijaučiu savim ir gerai, tai aš jų ir neperku. O su šitais tai tikrai jaučiuosi ganėtinai gerai ir tie megztukai ir šitie marškinukai kažkaip vasarą man ypatingai norisi rengtis ryškiau. Faktas dabar yra žiema, bet reikia ruoštis pradėti vasarai žiemai, o vasarai žiemą, ką, žodžiu, supratot. Ir
Tai šitas video ir buvo apie tai, kad orientuota į humaną ir ką aš ten rasiu, tai bus mažiau kasdienybės ir taip toliau, bet aš ir noriu gal kur tokį turinį, kad būtų įvairiau ir įdomiau žiūrėti. Ir ne tai, kad įdomiau žiūrėti, bet kad man pačiai labiau patiktų, nes kai pačiai patinka, tai automatiškai ir perduodytų tą energiją ir tą įdomumą, manau, ir žiūrovai, nes jeigu tu darai ir filmuoji, kas tau nepatinka, tai tikriausiai bus tiesiog ir neįdomiai žiūrėsis ir reikia tiesiog kur taip, kaip pačiai patinka. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot ir kas žiūrėjo iki galo, tai iš viso labai labai ačiū didelis. Ir nepamirškit pasubscribint, paspaust like, parašyti kokį komentarą. Šiaip galite parašyti, kokie video jums gal labiau patinka, nes man realiai patinka ir po Humanas pasivaikščioti, šiaip po Akropolį, Megą ir taip toliau, bet patinka ir tas buitiškas gyvenimas ir filmuoti labai irgi patinka, kai aš ten kažką gaminu ir taip toliau. Tai galit pasidalinti, kokie jums video labiau patinka, atsižvelgčiau į tai, nes šiaip sakau, man viskas, ką filmuoju, patinka, aš kažkaip labai užsimotyvavus esu ir su laiku, kuo toliau, tuo daugiau man ta motyvacija dingsta. Ir su laiku man kuo toliau, tuo labiau ta motyvacija didėja, nes tiesiog patinka tai, ką darau. Ir nežinau, aš eilinę kartą išsiplečiu, aš realiai atsisveikinu ir vėl pradedu kažką kalbėti toliau, bet tiesiog taip jau yra, aš toks žmogus, kad aš labai daug šneku ir taip jau gaunasi, tai žodžiu, ačiū ir iki greito.